Balionų šalies akademija siūlo išmokti pasidaryti gėlytes. Pompa skirta balionų pūtimui pripūskite žalią, pailgą balioną. Šiek tiek oro išleiskite, kad balionas būtų minkštesnis. Baliono kakliuką užmegzkite mazgu. Pučiant balioną palikite nepripūstą 3 cm galiuką. Sulenkite balioną, suspauskite ir laisva ranka keletą kartų persukite. Lapelis padarytas. Ta patį pakartokite dar kartą, kol gausite antrą lapelį. Pripūskite spalvotą, pailgą balioną. Šiek tiek oro išleiskite, kad balionas būtų minkštesnis. Baliono kakliuką užmegzkite mazgu. Pučiant balioną palikite nepripūstą 9 cm galiuką. Lankstyti pradėkite nuo mazgo pusės. Sulenkite balioną, suspauskite ir laisva ranka keletą kartų baliono mazgelį su balionu persukite. Žiedlapis padarytas. Sulenkite ilgąjį baliono galą ir susukite dar vieną žiedlapio lapelį. Ta patį pakartokite dar keletą kartų, kol gausite 5 žiedlapius. Stenkitės, kad lapeliai būtų vienodo dydžio. Pripūskite apvalų balionėlį iki stalo teniso kamuoliuko dydžio, kakliuką užmegzkite mazgu. Įstatykite balionėlį į gėlytės centrą ir keletą kartų mažojo balionėlio kakliuką apsukite aplink žiedlapius. Paimkite gėlytės kotelį, ištempkite baliono kakliuką ir keletą kartų apsukite aplink gėlytės žiedlapius.